Pradžios knyga, 17 skyrius. Kai Abraomas buvo 99 metų, Viešpats pasirodė jam ir tarė: Aš esu Dievas, visagalis, eik mano keliu ir būk be priekaišto. Aš sudarysiu sandorą tarp manęs ir tavęs, padarysiu tave be galo gausingą. Abraomas parpuolė kniūbsčias, o Dievas toliau kalbėjo: Štai mano sandora su tavimi. Tu būsi tautų daugybės protėvis, daugiau nebebūsi vadinamas Abromu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes padariau tave tautų daugybės tėvų. Padarysiu tave be galo vaisingą, iš tavęs padarysiu tautas, iš tavęs kils karaliai, palaikysiu sandorą tarp savęs ir tavęs bei tavo palikuonių po tavęs per jų kartas, kaip amžiną sandorą, būti tavo ir tavo palikuonių po tavęs Dievu. Tau ir tavo palikuonims po tavęs duosiu kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis, visą Kanaano kraštą kaip amžiną nuosavybę, aš būsiu jų Dievas. Dievas kalbėjo Abraomui: O tu savo ruožtu laikysiesi mano sandoros, tu ir tavo palikuonis po tavęs per tą savo kartas. Štai sandora, kurios laikysies tarp manęs ir tavęs bei tavo palikuonių po tavęs. Kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas. Apipjaustysite apyvarpio odą ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir jūsų. Per jūsų kartas kiekvienas vyriškis iš jūsų sulaukęs 8 dienų bus apipjaustytas, taip pat namuose gimęs vergas ar pirktinis iš pašaliečio, kuris nėra iš tavo palikuonių. Abu, vergas gimęs tavo namuose ar nupirktasis už tavo pinigus, turi būti apipjaustyti. Taip mano sandora bus jūsų kūne amžina sandora. Neapipjaustysis vyriškis, kiekvienas, kurio apyvarpio oda nėra apipjaustyta, bus atkirstas nuo savo giminės. Jis sulaužė mano sandorą. Dievas kalbėjo Abraomui: O savo žmonos Sarajos nebevadinsi Saraja, nes jos vardas bus Sara. Aš palaiminsiu ją ir be to duosiu tau per ją sūnų. Aš ją laiminsiu, jį duos pradžią tautoms, iš jos kils karaliai. Abraomas parpuolė veidu žemėn ir juokėsi širdyje galvodamas: Argi gali kūdikis gimti 100-mečiui seniui? Argi gali Sara, būdama 90-metė, gimdyti? Tada Abraomas Dievui ir sakė: O, kad Izmaelis gyvuotų tavo malonę. O Dievas tarė: Vis dėlto Sara pagimdys tau sūnų ir tu pavadinsi jį Izaoku. Aš palaikysiu savo sandorą su juo kaip amžiną sandorą jo palikuonims. Ir dėl Izmaelio tave išklausiau. Štai laiminsiu jį, padarysiu be galo gausingą. Jis bus 12 vadų tėvas, padarysiu iš jo didelę tautą. Bet savo sandorą aš palaikysiu su Izaoku, kurį Sara tau pagimdys šiuo laiku, kitais metais. Vos pabaigęs kalbėtis, Dievas pakilo nuo Abraomo. Tuomet Abraomas paėmė savo sūnų Izmaelį ir visus vergus gimusius jo namuose, bei pirktus jo pinigais, visus savo namų vyriškius ir tą pačią dieną, kaip Dievas jam buvo įsakęs, apipjaustė jų apyvarpio odą. Abraomas buvo 99 metų, kai jam buvo apipjaustyta apyvarpio oda, o jo sūnus Izmaelis buvo 13-metis, kai jam buvo apipjaustyta apyvarpio oda. Abraomas ir Izmaelis buvo apipjaustyti tą pačią dieną. Draugė su jais apipjausti visi jo namų vyrai, vergai, gimę namuose ir pirktiniai iš pašaliečių.